Na kągi, zdarova visiems, su jumis sveikinasi šiandien du žmonės, tai yra, kaip atpažinote, šuninukas ir Eviukas. Na tai va, šiandien biškį galėsite į mane nekreipdėmesio, nes nežinau, kažkokia šiandien dušovo diena, sukas galvai panašiai. Tai kartais, žinokit, galiu nusišnekėti, susifeilin, bet tas nesmė. Nes mes šiandien su Eviuku geroj nuotaikoj, nors ką tik sakiau, kad nelabai geroj, bet tiek to, jau sakiau, kad man biškį sukas galva. Tai va, taigi mes su Eviuku sugalvojom sukurti naują savo abiejų worldą. Kaip matėte, dabar Eviukas čia daužo avis, nes čia mums jų tikrai nereikia. Eik iš čia, eik iš čia. Nu, šiaip mums reikėtų lovus. Kartą Eviukai mėgosim, ane? Jo, ten mes pasistatysim, bet ten ta maža tokia bus lova. O, turėsim juodą lovą. O, požymiai geriau bėgs. Eviukai šiandien bus grupinė. Nu tai va. Pirmas levas. Pirmą levą mes jau pasiekėm, tai vis dėlto. Kaip žinote, aš jums sakiau per savo paskutinį video, kad šiandien sukursiu vlogą, bet taip ir nesukūriau, nes mane Eviukas pakvietė kažkur išeiti. Ir taip gaus, kad mes kažkur išėjom, nebeatsimenu tiksliai kur. Ir negrįžom, visą naktį negrįžom. Taip aš nesukūriau to vlogo. Man atrodo, kad ėjom kažkur ten pro kazinoj, kažkur užstrigom. Ai va, žaidėm tokiai parduotuviai, saleliai, tokį asilą. Trintim šikną. Tai va, taip gavos. Nu, suprantat, matot, kad aš čia nusišnėjau, kalbėjau apie Minecraftą, dabar pasikeitė temą apie trinimą šiknos. Nu tai šiandien sukursiu dar vieną video, čia šitas tik tai pristatau, kad mes dabar kursime kartu ir naujai. Tai va. Na tai Eviukai, ką turi papasakoti apie šitą savo idėją, šiuo tugi sugalvoji, nu gerai pasakok, visi klauso tavęs. Karoč, ieškom vietos dabar, reikia tik tai pasidaryti įrankius. Pradžiai. Crafting table jau turim. O ką dabar žadi gaminti? Įmetam tų ir pasidarom čia, nežinau, kiek. Dafiga medžio. Va, užteks čia tiek. O, išmečiau netyčia, pasiimk. Va, reikia stickų. Nežinau kiek, biškį čia pasidarys. 5 užteks. Pasiemam, toliau darom, kur reiks. Vėl išmečiau. Manau, mums dabar reikėtų pikaksą. Ir būtų neblogai kirvis. Gerai, darom pirmą. Šitą įdedam normaliai. Darom. Štai pikaksas jau yra. Dalyko padarė. O, gavom kažkokią get. Kažką ten. Kažkokį gavom dalyką. O, kirvukas irgi jau čia yra. Na, jau galėsim pakirsti Cobblestone ir galėsim pakirsti medį. Galėsim pakirsti medį. Galėsim padaryti geresnius įrankius dabar. Jo, nes dabartiniai mūsų įrankiai, kaip matote, šūdo spalvos. Taip, šūdo spalvos. Taip, jūs nekreipdėmėsi, norėjo pasakyti šūdo spalvos, bet netyčia pasakė žaislinį. Nu, bet tas nesmė. Kaip aš dažnai sakau, tas yra nesmė. Tas pats kaip mano pimplas yra labai didelis, bet tas yra nesmė. Na kągi. Taigi, šiandien norėjau šiame vloge tiek pakalbėti. Taip pat dar vieną dalyką užmiršau. Šiandien varėme ant Creative modo ir atradome naujai sukurtą drakoną. Ten kažkoks buvo, nežinau, jisai buvo labai didelis kaip mano pimplas. Tai va, dėl to taip mes jį vis dėlto užmušėm. Eviukas jį įveikė. Tai va. Čiūjų gyvensim va tą urvę čia, nes nepasnekus čia eiti. Nu jo, nes neapsimoka statyti čia namą, mes čia urvelį pasidarysim. Persikursim ir taip toliau. Na gerai, taigi dabar laukite kito video, kuris bus kokį 40 minučių, nes dabar turime apdirbti šitą ir biškį pajudėsim į priekį ir sukursim dar vieną. Gal ne darbus? Gal darbus, nu pažiūrėsim, mes šiandien, jeigu kažkaip nelabai norim, tai sukursime šitų video. Gerai, tada žodžių sėkmės jums po 30 minučių, jūs vėl mane girdėsite. Ate, myliu, bučiuoju ir iki.